turbūt kitą dalį pristatys Rimantė ir kita dalis yra apie tai, kaip galima būtų automatizuotai užtikrinti atitikti, visų pirma pasirengti teisės aktuose numatytus dokumentus, tvarkas, politikas ir užtikrinti automatizuotai būtent pasikartojančių veiksmų, kurie yra numatyti kibernetinio saugumo įstatymė, valdymą ir atitikti. Ir turbūt, Justinai, žodis jums. O jeigu būtų klausimų, dar galite rašyti čia, aš tada pasižiūrėsiu, galėsiu atrašyti ten pat. Ačiū. Tai dėkui, Ernestai, su Rimante sutarėm, kad šį kartą aš pravesiu pristatymą tos techninės dalies. Tai gal trumpai irgi prisistatysiu. Esu Justinas Jurkonis, vadovauju Linden advokatų profesiniai bendrijai, esu advokatas ir tuo pačiu esu dviejų teisės technologijų produktų kūrėjas. Tai teisės technologijom aš pradėjau domėtis dar tada, kai prieš dirbtinio intelekto erą, ir ta kelionė po truputį atvedė mane ir prie atitikties technologijų. Tai va šiandien gal truputėlį ir pasidalinsiu savo įžvalgom ir pristatysiu vieną iš įrankių, kurį specifiškai kartu su Ernesto komanda NIS2 atitikčiai kūrėme. Tai gal irgi, kad ta diskusija būtų tokia interaktyvi, padariau tokią labai nedidelę 3 klausimų apklausą. Tol, kol klausysit, irgi kviečiu užsipildyt, paskui bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip per skirtingas organizacijas atsakysit apie technologijų naudojimą ir jūsų matymą, kaip tas keisis ateityje. Apklausa anoniminė, tai kviečiu drąsiai spustelt, tik 3 klausimai. Tai kadangi laikas suspaustas, tai labai trumpai gal tada apie tuos mūsų technologinius produktus, ar ne, vienas čia mažiau aktualus, mes skaitmenizuojam skolų išieškojimo procesą Lietuvos teismuose, o kitas yra būtent susijęs su atitikčių valdymu. Tai mes pradėjome nuo Badaro, prieš 4 metus pradėjome kurti tokią Badaro atitikties sistemą, kuri iš karto ir pasidalinsiu ekranu, nes visą laiką smagiau apie įrankius kalbant ir kažką matyti. Tai jos tikslas buvo mažoms kompanijoms leisti pilnai užsitikrinti Badaro atitikti be teisininkų. Čia matot, sakykime, tą vaizdą, kurį mato vartotojas. Pradžioj pravedame per audito procedūrą supaprastintą. Čia išsikėlėm tikslą, kad visiškai būtų galimybė nenaudoti jokių terminų, ten valdytojas, tvarkytojas ar kitų Badaro sąvokų, o kad tai būtų grinai per verslo procesų analizę, ar ne? Ir kiekvienas iš šitų pasirinkimų, jisai sąlygoja tam tikrus pokyčius dokumentuose, ar ne? Ir tada sistema praėjus auditą pilnai sugeneruoja visą dokumentų paketą. Turim tada toliau ir visą įgyvendinimą per tam tikrą Badar gidą. Tarkim, jeigu kokį nors darbuotojų informavimo procedūrą pasimsim, ar ne, tai visi darbuotojai informuojami e-mailų, tiesiog surašomi e-mailai darbuotojų ir sistema pati išsiunčia tuos dokumentus, kurie yra aktualūs darbuotojų susipažinimui. Tai giliau nesileisiu, gal tada tiesiog toliau tam kelyje, ar ne, galvojant apie NIS2 atitikti, tai mes čia ir su Ernestu turėjom daug diskusijų. Pradžioj galvojant, gal egzistuoja jau tie geri įrankiai, kurie tiktų ir Lietuvos rinkai, ar ne, kad neišradinėti dviračio. Bet ką pastebėjom, kad dauguma technologinių sprendimų, jie visų pirma orientuojasi į ISO 27001 standartą, ir dėl to yra pakankamai sudėtingi ir jų kainodara nėra patraukli, nes patys įrankiai gal savaime ir nėra blogi, bet kaip čia sprendžia didesnę problemą
ir tada tas jų adaptavimas yra pritaikymas konkrečiam klientui yra pakankamai sudėtingas procesas. Nes NIS2 apimtis vis tiek yra mažesnė kontrolių prasme nei ISO. Tai vat čia savo išsikėlėm klausimą, ar galim padaryti kažkokį tai įrankį, pratęsiant tą jau know-how ir išplėtojant, kurią turėjome su Badaro įrankiu, galvojant apie tai, kad galim sumažinti kliento laiko sąnaudas procese, taip pat sumažinti kaštus, lyginant, sakykime, jeigu atitikties visus procesus diegtų konsultantai, taip pat, sakykime, sumažinti laiko ir pastangų kiekį ataskaitų generavimui, nes ką žinom vat, iš patirties, ar ne, kad jeigu mes duomenis turim tam tikroj skaitmeniniai formai, tai žymiai paprasčiau yra teikti ataskaitas tiek, sakykime, NKS, tiek vidiniam naudojimui, sakykime, valdybai ar kitiem valdymo organam. Na ir tada, sakykime, kitas dalykas dėl palaikymo, ar ne, nes NIS2, kaip ir Ernestas minėjo, numato tam tikrus testinius procesus, tai skaitmenizavimas vėlgi išsikėlėm prielaidą, kad turėtų palengvinti tą testinių procesų laikymasi, pokyčių įdiegimą, naujų darbuotojų onboardinimą ir panašiai. Tai šiai dienai tos mūsų diskusijos jau virto nauja sistemos versija, kuri yra pritaikyta būtent NIS2 ir gal tada irgi pasidalinsiu ekranu ir truputėlį paaiškinsiu, kaip jinai veikia. Tai šita sistema apima 5 pagrindinius NIS2 atitikties modulius, tai turinčius ir dar submodelių, bet, sakykime, tas pagrindinės grupės, tokias kaip dokumentų kūrimas, tada atitikties valdymas ir ataskaitų generavimas apie atitikti NKS, rizikų valdymas, matricos kūrimas ir vėlgi reportinimas NKS, veiklos tęstinumo pratybas ir darbuotojų informavimo modulį. Tai trumpai apie svarbiausius. Čia ekrane matot dokumentacijos modulį, tai dokumentacija vėlgi yra iš advisory ateinančios kompetencijos į sistemą. Jinai iš esmės planuojam, kad visiškai atitiks tai, kas bus rekomenduojama NKS ir ko mes siekiame, ar ne, kad jos visas adaptavimas klientui būtų kiek įmanoma paprastesnis. Jeigu mes turim kažkokią tai tvarką, ar ne, tai jos užpildymas yra kažkokios tai dalis, kurios yra nustatytos ir nekintančios, ar ne, ir yra kažkokios tai vietos, kurias iškėlėm į klausimynus ir kurias reikia užpildyti. Tai tų klausimynų yra kiekvienai formai ir iš to susigeneruoja jau papildomo adaptavimo nereikalaujantis dokumentų paketas. Tada, ką daro vartotojas toliau, tai pasitvirtina dokumentus per sistemą, visus dokumentus arba jų dalį, ar ne? Nes gali sakyti vartotojas, kad mes turim dalį, sakykime, slaptažodžių tvarkas veikiančias, mes nenorim jų keisti, tai mes tada jau kalbant apie atitikties modulį, sakom, kad jeigu jūs mūsų tvarkas naudojate, tai iš organizacinių priemonių pusės sakome, kad atitinkate NIS2, jeigu savo naudojate, tai dar papildomai paklausiam tam tikrų klausimų, kad tam tikrą checklistą duodame susižiūrėti, ar tikrai viskas yra pakankama. Ir toliau žiūrint ar ne apie modulius, tai rizikos modulyje turėjom tokią ilgas paieškas, kaip sudėlioti tam tikrą vėlgi laiko taupimą ir optimizavimo proceso. Ir priėjom prie tokios
tam tikros savo metodikos, kur per pažeidžiamumus, kurių sistemoje yra 240, mes identifikuojam iš karto tam tikrą rizikos, tam konkrečių grėsmių tikimybės lygį. Ir rizikos matricoje, kuri yra vėliau generuojama, jau sistema automatiškai pagal tam tikrus mūsų nustatytus svorius apskaičiuoja konkrečios rizikos tikimybę ir belieka tik tai sistemoje priskirti tam tikrą poveikį. Priskyrus poveikį, susigeneruoja matrica ir tada per jau konkrečių rizikų žemėlapį galima dar prisiskirti, ar ta rizika, sakykime, jeigu yra vidutinė aukšta, suprantam, kad, tarkim, 1 metų biudžetas ar 2 metų yra ribotas, tai tiesiog galima nustatyti, kad ta rizika yra šiuo metu priimtina ir tada jau rizikų valdymo planas numatys tik tai tas rizikas, tų rizikų sprendimą, kurios yra nepriimtinos. Taip pat sistemoje yra ir visos egzistuojančios rizikos valdymo priemonės, kurios pasipildo iš rizikos priemonių plano, jas įgyvendinus ir tas priemonių sąrašas nuolat yra atnaujinamas. Panašių principų veikia ir veiklos pratybų, veiklos tęstinumo ir pratybų išbandymo planas. Ir čia vėl svarbu pažymėti, kad tiek veiklos tęstinumo plano modulis, tiek rizikos modulis turės ir tą reportingo funkciją pranešti konkrečiai NKSC tinkamą formą apie atliktus veiksmus. Ką minėjau, kad irgi buvo vienas iš tikslų labai supaprastinti tą reportinimą. Sistemos užbaigimo prasme dabar jau esame pilnai baigę dokumentų generavimo modulį ir atitinkamai pamėnesiui jau esam dabartinėse sutartyse įsipareigoję, kad sekantis modulis atsiras užbaigtas, kur čia, sakykime, jau matosi tokie pagrindiniai bruožai, bet pilnai bus realizuota ataskaitų, rizikos valdymo ir tada atitinkamai veiklos pratybų ir paraleliai darbuotojų ir užduočių modulis. Užduočių dalis yra svarbi per tai, kad visa tai, kas sistemoje yra numatyta, visi darbai, jie virsta užduotimis, kurias administratorius gali atlikti tiek pats, tiek priskirti kažkam. Ir dalis užduočių yra periodinės, nes kaip ir Ernestas minėjo, yra tam tikri tęstinumo veiksmai, tarkim, kad ir tas pats atitikties modelis, ar ne, kur sekantį planuojame įdiegti, tai jį atitikties atnaujinimas bus privalomas kas metus, ar ne, tai vėlgi bus sistemoje tiek nustatyta atitiktis, kad užduotis, kad reikia inicijuoti tą procesą, taip pat ir degs tam tikras šviesoforas, ar ne, kad jeigu yra kažkoks atitikties užduotis periodinė neatlikta, su atitiktim susieta tam tikrų laikų, ar ne, tai jau atitinkamai šviesoforė degs geltona, raudona spalva, kad yra kažkas tai praleista. Tai tokia trumpa apžvalga. Turbūt dar lyginant tas patirtis, kuriant BDARO ir NIS2 sistemas, tai pats NIS2 standartas jis yra ženkliai platesnis nei BDARO standartas ir yra nemažai klausimų, kurie iš esmės reikalauja tam tikro kompetencinio supratimo, norint ir sistemoje sugeneruoti visus dokumentus ir procesus. Tai mes iš esmės dabar daugiausia turbūt klientų
diskusijose, tai siūlant tą hibridinį paslaugų modelį, ar ne, kur yra visa tai, Trasguru yra tam tikra kaip bazė, konsolė, ar kaip be pavadinsi, toks centralė visų tiek dokumentų, procesų ir ataskaitų bei užduočių. O tada advisoris, sakykime, su savo jau ekspertinė komunikacija gali padėti kiekvieną iš tų modulių galutinai adaptuojant ir užpildant pagal kliento faktinę situaciją. Tai dar, visą laiką turbūt kaip čia apie įrankius kalbant, klausimas būna, ar tas įrankis yra diegiamas pas klientą, ar yra kažkoks instaliavimas, tai tokio instaliavimo nėra, jisai veikia pilnai kaip tas cloudinis arba lietuviškai kaip čia debesų kompiuterijos sprendimas, kur yra tiesiog suteikiama vartotojo kompanijai licencija, ar ne, su tiek, kiek reikia konkrečiai vartotojų ir tokiu būdu visi duomenys iš esmės pildosi be jokios instaliacijos. Ką dar verta gal trumpai paminėti, ypač didesni klientai mūsų klausia dėl darbuotojų informavimo modulio, nes ypač didelėm kompanijom svarbu kaip čia atsisakyti tos rašytinio informavimo procedūros, tai čia mes išplėtėme irgi tą buvusi darbuotojų informavimo modulį BDR sistemoje ir numatėm, kad atsiranda tam tikros darbuotojų grupės, kurioms galima priskirti dokumentus. Ar ne? Tai jeigu, sakykime, top managementas gauna vieną dokumentų paketą, tada, sakykime, kažkokie specifiniai darbuotojai padaliniai gali gauti kitą, o tarkim, jeigu įmonė yra, nežinau, vairuotojai, darbininkai, dar kažkas, tai jie gali gauti kažkokį tai trečią žymiai siauresnį dokumentų paketą. Bet vėlgi sistema, kaip ir pirminėje jos versijoje, pilnai seka kiekvieno darbuotojo informavimą ir jokių popierinių procedūrų ryšium su darbuotojų informavimu atlikti nebereikia. Dėl kainodaros, tai sistema kainuoja 1800 eurų pirmiesiems naudojimo metams ir jos palaikymas kainuoja 600 eurų antriems ir paskesniems metams. Ir tai apima ir visus atnaujinimus, visus minėtus modelius ir žinoma ir teisės aktų pasikeitimo sekimą, kas sumažina vėlgi to kibernetinio saugumo vadovo valandų poreikį. Nes jeigu kažkoks įvyksta pokytis reguliavime, tai mes galime centralizuotai kelti tam tikrą atnaujinimą, numatyti tam tikrą užduotį ar atsinaujinti kažkokią politiką ar pasitvirtinti kažkokį papildomą dokumentą, pravesti informavimą darbuotojų ir panašiai. Tai atrodo, kad tilpome į valandą, dar turim kelias minutės pasižiūrėti atsakymams ir, žinoma, atsakyti klausimus, jeigu tokių turėtumėt. Tai gal trumpai apžvelgsiu dėl atsakymų, ar ne, kad šiuo metu 40% naudoja dirbtinį intelektą arba teisės technologijas teisinių ir ateities sprendimui, ateities klausimų sprendimui, o 100% atsakysiu mano, kad tų technologijų poreikis ir vaidmuo didės. O turbūt didžiausią balą gavo dokumentacijos rengimas ir darbuotojų informavimas ir mokymasis. Tai ačiū visiems atsakiusiems, tikrai įdomu
buvo gauti šitą